Brangi Žemaitė ir visi nebejingi istorinę Europos žemę Žemaitėje. Žemę, katra padėjai pamatus Lietuvos valstybingumų. Žemę, katra iš tikrųjų išsaugoja lietuvių ir žemaičių kalbas. Žemę, katra padėjai pamatus išsaugoti baltiškam identitetui. Žemaičių kultūros draugija įsikūrusi 1988 metais kartu su Sąjūdžiu kėlė labai svarbius tapatybinius, pamatinius uždavinius – išsaugoti kalbą, išsaugoti istoriją ir išsaugoti būtent istorinį žemę. Ne etnografinį regioną, o būtent istorinį žemę, katros egzistavimu Lietuva iš tikrųjų gal pakėlusi galvą didžiuotis viso Europo. Deja, kol kas to nevyksta. Nevyksta dėl paprastos priežasties. Dėl to, kad Lietuvos kultūros politika deja tebesivadovaujant XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios kultūriniam vertybėm ir kultūros savokom. Jau seniai Europa nuėjo toliau. Seniai Europos Sąjunga ir tame tarpe Lietuva deklaravo būtent kalbinės įvairovės ir kultūrinės įvairovės prioritetus. Kol kas Lietuvo to mes nematom. Bet vis tiek yra, kaip sakant, tunelį gale šviesa. Užsispyrėjams žemaičių kultūros draugėjais. Didžiulį veiklą. Siekis atidaryti visas įmanomas duris, vis tik po biškėlį pradeda duoti rezultatus. Unikaliausias dalykas. Jeigu 22 metais prie žemaičių kalbos iniciatyvas, prie žemaičių kalbos metų skelbėm prisidėjo 7 savivaldybės, tai jau 24 metais būtent prie žemaičių raštą metų skelbėjimą prisidėjo jau 13 savivaldybių. Sveikintins, fantastišks prisidėjėjams savivaldybių, fantastišks suvokėjams regioninės kalbos svarbos. Ekiam taip toliau, kelkiamos, buskiam. Žemaičių kalba yra lygia tokį pat saugomą pasaulio kalbą, kaip ir lietuvių kalba, kaip latvių kalba, kaip lenkų kalba. Tik lenka jau saugo ir kašubų kalbą atsibodė. Lygiai taip pat Latvija jau saugo latgalių kalbą, įstatymų formą saugo. Atsibus, ko gero, tikamies ir Lietuva. Ir ates tikaus laiks toks, kai žemaičių kalba, kur yra įteisinta pasaulio kalbų registrė, su savo atskiru registru kaip gyva, savistovi, kalba įgaus būtent teisinę apsaugos formą. Žemaičių kalba to ir tapti ir taps regioninė kalba.